nebūtinai, kad automatinius jisai parinkinėja, bet galima ir pačiam nusibraižyti tą armavimą. Tai tarkim, čia pasirinko manual. Čia pasirinkęs tą manual. Galiu tiesiog susikurti savo tinklus, kur aš ką armuosiu. Čia man biški dabar per tankų, nieko nematau, tai aš biški pasididinu, tarkim, tas zonas. Man, tarkim, aš metro tikslumu armuosiu, grįžtu į tą armavimo pasirinkimą, ar ne, čia pas mane apačio Y kryptimi pagal šitą žalią rodiklę armavimas. Aš galiu čia pasikeisti, tarkim, tas zonos pavadinimas, čia yra kažkokie stripai, kas kiek ir panašiai suskirstimas, bet aš galiu, pavyzdžiui, šitas ištrinti, su delete mygtuku ir pasidaryti visiškai savo armavimą. Tai yra pasižymiu šitą juostą, spaudžiu čia ir 2 taškais nurodau tinklo pradžią ir pabaigą. Nurodau, koks tai bus diametras, 16-tukas pas 20 cm. Ir dabar čia yra pas mane įjungta, kad rodytų AS, tai yra kiek dar trūksta tos armatūros, ar per daug. Tai čia dabar matome, kad pas mane ir lentelė pas mane iš karto rodo, kad yra trūkumas, tarkim, 21 kvadratinių centimetrų, bet čia yra tik tai šitose žaliose zonose. Tai tarkim, jeigu aš čia būčiau 10 cm, tai rodytų jau 11 kvadratinių centimetrų trūkumą. Na, bet aš dabar šiuo atveju padarau kas 20, tarkim, 12-tukas, jeigu, tarkim, padaryčiau kas 15, tai man dabar šitose zonose mėlynose dar trūksta armatūros. Tai aš čia galėčiau, tarkim, įdėti armatūrą dar, pasižymiu, kur tos zonos yra tiesiog, 1, 2 tašką, įvedu kokią čia armatūrą, tarkim 25, čia įvedu 10 cm, nu ir čia matome, jau yra plius smarkiai viršytas tiek, kiek reikia armatūros, to kiek įdėta armatūros. Čia dabar plus 9. Nu tai dar taip pat lygiai ir kitas zonas galiu susiarmuoti. Tai čia būtų kaip ir galima, tarkim, jeigu brėžinius va tokius grinai padaryti, tai tada matytumėm, koks tas darbas yra realus tos perdangos, kur yra tiksliai taip suarmuota. Čia dar vieną zoną pasirinku, kurios yra, tarkim, 12-tukai 7 cm. Ne, tarkim, stipriai perarmuota, bet, nu ir taip galiu visas zonas susidurstyti, tas armatūras. Tiek šitos X krypties viršutinė ir apatinė armatūra, tarkim, čia programa kaip suarmavo, tai pakankamai daug jinai tų zonų priskiria, aš galėčiau kažkaip tai vienodžiau, ar ne, kaip aš realybėje armuosiu, darydamas brėžinius, tai aš nearmuosiu šito zonos skirtingai, tos zonos skirtingai. Ir nedarysiu čia 13, va, kiek čia, 13 zonų skirtingų priskyręs. Na, bet čia tokiems jau tikslesniems skaičiavimams pasibandymų, kiek linksta reali perdanga pagal suarmuotus dalykus. Pagal realiai įdėtą armatūrą galėčiau pasirinkti, tarkim, 3 tinklus, ar ne, čia vieną pravarau, kitą pravarau ir trečią 3 tinklus, 3 zonas padarau. Čia dar matosi tokie kryžiai, tai tų tinklų zonas. Pasidarius, tarkim, visų šitų zonų armavimus, ne, kažkokius, kokie man realūs atrodo iš, tarkim, 2 armatūros rūšių čia, galima atlikti patikrinimo skaičiavimus. Spaudu iššoka tokia lentelė,
kur pasirenka, čia plokštė parinkta jau, čia yra patikrinimo uždavinys ir nuo ko, kad būtų tikrinamas įlinkis, nuo kurio deriniu. Tai tarkim, čia pas mane reiktų pasižiūrėti, kuris čia nesimato derinys pavojingiausias, spėju, kad šitas. Ir aš atlieku skaičiavimus. Uždarom šitą. Ir dabar galime, kai nueisim šitus rezultatus, matome, kad įlinkiai, šitie plėšimai ir yra pasirinkimas jau nurodytai armatūrai po patikrinimo. Tai yra, tarkim, įlinkiai, pasižiūrim, įlinkių diagramą, čia vėl perinu į tą. Ir matome su realia armatūra jau kiek. Tada buvo 21, kažkiek milimetrų su įlinkis su ta, kokia armatūra yra reikalavima, o dabar yra suarmavusi realia armatūra, kokie vat įlinkiai gaunasi. Taip pat kokie plėšimai gaunasi. 0,2, 0,3, tarkim, tai pakankamai turbūt tenkina. O 0,2, 0,1 su tais armavimais, kuriuos aš nurodžiau pats rankiniu būdu. Tai yra realiai, tarkim, brėžiny padarytos perdangos darbas. Galima pažiūrėti, tarkim, skaičiavimų. Iššoka lentelė, kokie duomenys turėtų būti pateikimi. Ir vat, žiūrime, kas buvo skaičiuojama, galima kaip ataskaitą atiduoti. Čia 11 versijoje dar lietuviškai beveik. Matome, kai kurios raidės blogai. Čia matome, kad rodo, kad kai kuriuose taškuose įvesta armatūra padalinta iš reikalingos armatūros ir mažiau yra 0 lygų, tai reiškia mažiau už vienetą, tai reiškia jos tai nėra, nors jinai turėtų būti. Tai reiktų persižiūrėti tos taškus, kur yra nurodyta ir galbūt perarmot, gal praleidom arba ne taip tinklą uždėjau. Čia yra rezultatai, armavimai, medžiagos, klainys, betono tūris, plokštės perimetras. Tai va, ką jisai čia rodo per kažkokias tai kaip klaidas, tai tiksliai nepasakysiu, kadangi čia yra, rodo, tarkim, apatinės armatūros X kryptimi taške 0,48. Na tai čia matosi, kad yra 16, ne? Čia taške, va čia kažkur tai nėra jam armatūros. Nu tai nežinau, šiaip aš ignoruoju šitus raudonus jo parodymus ir skaitau, kad čia viskas gerai suarmuota, kadangi visi, tarkim, matosi, kad visur, kur diagramai, kur yra reikalingos armatūros santykis su nurodytos armatūros santykiu, viskas yra viršyta ir taip toliau. Mat, tarkim, čia matosi iš lentelės, kad nėra tokių zonų, kur trūktų tos armatūros.